Labadiena, mėly kolegos. Tai pirmiausia, tai norėčiau į gerbiamos Emilijos pasakymą sureaguoti apie kultūrą ir apie tai, kiek ji mums yra reikšminga ir reikalinga. Tai turbūt dydžiai, su kuriais galėtume lyginti, tai būtų senosios Europos kultūros, tai yra kokia nors Prancūzija arba Italija, kur kultūros vartojimas yra kasdienybė, kur kultūra yra vartojama lygiai taip pat kaip maistas, kasdienio vartojimo produktai. Ir tai yra visuotinio, netgi, sakykime, snobizmo išraiška, ar ne? Tai, koks buvo dėmesys ir yra rodomas kultūrai Lietuvoje ir tai, kad mes tikrai neturim jokios nacionalinės programos, tai rodo ir dabartinis kultūros ministras ir, pavyzdžiui, COVID metu parodyta labai aiškiai kultūros visuomeniai, kurioje vietoje yra kultūrininkų vieta. Nes po visų atsirado vietos kultūrai ir tas yra aišku, neneigtina ir tas yra visiškai suprantama. Dabar, kalbant apie, sakykime, tuos iššūkius, su kuriais susiduriam, tai turbūt, aišku, kad turi remtis asmeninę patirtim. Ir kadangi aš atėjau į žurnalistiką, tokia ten buvo ta žurnalistika, bet vis tiek įstojau aš į žurnalistikos tuo metu specialybę istorijos fakultetą 84-aisiais, tai net nekvepėjo dar jokiais sąjūdžiais. Tai mano tėvas, kuris visą laiką tikėjosi, kad aš būsiu medikė, su manim pusę metų nekalbėjo, o paskui pasakė, verčiau būtum įstojus į prostituciją, bent jau sąžininga. Tai rodo, koks buvo santykis, sakykime, dalykų, kurie yra nušviečiami, bet ir tada buvo žurnalistų ir buvo žmonių, kurie sugebėjo vienaip ar kitaip, eidami į kompromisus, rasti būdą pasakyti visuomeniai tai, ką jie norėdavo pasakyti. Dabar čia vėl iš ponios Emilijos norėčiau pacituoti apie teisingumą ir tai, ką Romas Sakadolskis sakė apie teisingumo sąvoką. Žinot, aš kažkada pasidomėjau, koks yra teisingumo arba teisybės apibrėžimas ir buvau labai nustebinta, kad atsakymas yra paprastesnis, negu buvo galima įsivaizduoti. Atsakymas yra, kad teisingumas yra tai, ką tuo metu abi pusės ir visuomenė sutarė esant teisinga. Tai tada bet koks kvestionavimas praeitame laike pasidaro absoliučiai neteisingas. O šito yra primetama vis daugiau ir daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir kartais aš prisiekiu jums jaučiuosi kaip tais 84 metais. Nes jeigu tai buvo cenzūra, kur aš pati esu nešusi į Glavlitą, tiesos laikraštį, kad su raudonu pieštuku išbraukytų. Tai dabar yra savicenzūra ir ekonominė cenzūra. Nes jeigu ES ar kažkokie kiti fondai skiria lėšas tokiom ir tokiom ir tokiom temom, tai vadinasi, jų neskiria kitom. Tai kaip mano baba sakydavo, tai jeigu tu, vaikeli, pasisėsi morkų ir jas išravėsi, tai užaugs dilgėlės. O jeigu išravėsi dilgėlės, tai užaugs morkos. Tai kaip ir labai paprastas yra toksai atsakymas į tuos klausimus, kodėl vienaip ar kitaip dabar, kad žurnalistikoje atsirado teisūs ir neteisūs, teisingesni ir neteisingesni, tai čia yra vieša paslaptis, tą visi mes matom akivaizdžiausiai ir visi žinom, kad yra nekviečiami žmonės, žinom, kad yra užribio žmonės. Tai man kyla klausimas, labai paprastas, ypatingai politikams klausimas. Tai jūs ką, materializuosit kaip saibabos iš pelenų naujų žmonių? Ar jie visi numirs? Ar kas bus? Ar jūs remsitės tik vieną kartą, kuri jums patinka? Ar jūs ignoruosit tą visuomenės dalį, kuri objektyviai egzistuoja nuo mūsų noro ar nenoro, jį yra? Ir tai yra ta Lietuva, kurią aš labai gerai pažįstu. Per savo bėdų turgų, per 16 metų, kur aš dirbau tam fonde, beje, per 16 mano labdaros fonde metų, aš nesu gavusi nei vieno lito iš iždo valstybės, išskyrus tai, kad laida buvo gaminama iš valstybės asignavimų, tai yra LRT platformoje. Todėl man labai keista, kai, pavyzdžiui, valstybės asignavimai, taip sakant, plačiai atvėrus piniginės, keliauja į kokius tai labdaros fondus šiandien. Galbūt realijos kitos, bet tada duokit bent kažkokias tai ataskaitas ar supratimą. Tai žodžiu, dabar kalbant apie tą galėjimą ar negalėjimą likti sąžiningų prieš save ir atsakinėjimų savo į klausimus. Žinot, aš esu pradėjusi keletą dalykų pirmą Lietuvoje arba sėkmingai pirmą. Ir kiekvieną kartą, kai tu ką nors padarai, tu visą laiką turi atsakinėti į klausimą, kam tai yra reikalinga, kodėl aš tai darau, kiek tame yra savimeilės, kiek aš pati tame savo svarbi, kiek tai svarbu yra visuomeniai. Tiesą pasakius, aš aiškaus atsakymo iki šiandien neturiu, nes turbūt visus mus veda kokia nors savimeilė, kažkokia ambicija, noras padaryti tai, kas dar nedaryta ir taip toliau ir taip toliau. Bet
turiu pasakyti, kad mano kartai televizijoje atsitiko dalykas, kuris atsitinka turbūt per šimtmečius. Ten kokiam Diuma gal atsitiko, kai jis išleido savo 3 muškietininkus. Televizija Lietuvoje bent jau, arba toj postsovietinėje erdvėje, staiga tapo laisva ir ji tapo neišpasakytai svarbi. Nes nebuvo kito konkurento ir tuo metu, kai mes atėjom, žodžiu, tokie neapsiplunksnavę, pilni idealizmo, čia šurmuliuoja Sąjūdžio mitingai, čia, tai mums buvo leidžiama praktiškai viskas. Ir tuo metu buvo taip viskas leidžiama, kad reiškia, pavyzdžiui, geriausi filmai mes visus po sausio 13. Visus filmus ta pati Izolda Keidošiūtė rodė be jokios cenzūros, tiesiai iš kasetės ir visi mes jo žiūrėjom pačius geriausius pasaulinį paveldą. Aš nesakau, kad tai yra gerai, aš sakau, kad tai turėtų būti reguliacija, bet tai turėtų būti savireguliacija. Ir tai, ką aš sakau dabar, tai aš manau, kad seniai reikėjo diskutuoti viešumoje ir taip toliau, nes man, pavyzdžiui, labai keistai atrodo, kai kas nors užsipuola, reiškia, mūsų kolegas, dėl to, kad jie nuėjo į netinkamą televiziją, kai patys padarė viską, kad tos televizijos atsirastų. Nes kol nebuvo vartai uždaryti, tol užteko tų erdvių, kurios buvo visuotinai visiems reikalingos ir priimtinos. Kitaip sakant, pagimdžius kažkokius tai mažus monstriukus, nereikia paskui jų muštis, nes tai yra vis tiek tavo, taip sakant, veiklos produktas. Dabar, kalbant apie mane asmeniškai, sakykime, kiek kartų aš esu verkus naktį dėl to, kad padariau ką nors blogai. Nes paprastai yra linkstama galvoti, kad politinė žurnalistika arba ekonominė žurnalistika yra žalojanti, gali būti kenksminga valstybiniu būdu. Visai ne. Aš manau, kad kaip tik asmeninė, emocinė ir žurnalistika paliečianti žmogaus širdį gali būti ypatingai žalojanti ir žalojanti visuomenę. Tai, ką mes matom šiandien, ta nepatenkinta visuomenės dalis, jie yra nepatenkinta ne dėl ekonominių dalykų. Ir net ne dėl kokių nors politinių sprendimų, o dėl to, kad jiems yra sakoma, jūs esat kvailiai, nes jūs nesinaudojate ten kažkokiam technologijom. Jūs esat kvailiai, nes nesat užtektinai modernus. Jūs esat kvailiai, nes jūs galvojat kitaip. Net jeigu jūs ir galvojat taip, tai galvokit sau tyliai namuose besivalydami dantis. Nes tai yra žmonės, su kuriais mes gyvenam. O visuomenė tai nėra nei politinis, nei ekonominis mokslas. Tai yra visuomenės mokslas. Ir žurnalistika, ir politika yra tos pačios šakos du obuoliai. Tai yra visuomenės mokslas. Ir jų darbas yra patenkinti visuomenės poreikius, kad jie jaustųsi gerai. Ir mūsų darbas yra patenkinti visuomenės poreikius, kad visuomenė jaustųsi gerai. O tai reiškia, kad visa bet kokia nuomonė būtų atspindėta. Ir žinot, tada, ten 90-ais ar kuriais metais, aš, pavyzdžiui, esu padariusi interviu su 2 moterim, kurios nužudė savo vyrus. Ir mes ramiai sausėdim, šnekamės tuo metu, tai atrodė normaliai. Viena užkapojo kirviu, kita neatsimenu kaip. Aišku, jos tai padarė dėl to, kad žodžiu, tie vyrai smurtavo prieš jas ir jos nebeapsikentė ir taip toliau, ir taip toliau. Ir žinot, aš turbūt kokias savaitę iki tol galvojau, ką aš darau, ir savaitę po to galvojau, ką aš darau, bet nutariau, kad tikriausia taip galima. Aš iki dabar nesu savo atsakiusi, ar taip galima. Bet, žodžiu, tą esu padariusi. Toliau atsimenu, kaip vienas jaunas vaikinas, striptizo šokėjas, kuris buvo pedagogų iš provincijos vaikas. Nepaprastai gražus. Pasakoja man apie tai, kad jisai šoka tą striptizą, kas tuo metu buvo žymiai didesnė nuodėmė, turbūt negu ką nors apvogti arba reketuoti. Ir aš klausau jo, perleidžiu per savo jau gerokai vyresnės moters filtrą ir suprantu, kad aš darau niekšybę. Bet man reikia padaryti laidą. Ir aš ją padarau. Tai prieš tą vaiką aš dar ir dabar atsiprašyčiau, nes tai buvo tikrai atvira niekšybė, kurią pati žinau, kad padariau ir, žodžiu, tam išpažintis ir yra prieš kolegas, kad žodžiu, tą išsakyti. Tai aš galvoju, kad jeigu mes visi, darydami ką nors, reiškia, duotume savo ataskaitą, ar labai jau būtina mums prie šitos programos, nes labai gerai moka prisijungti, nes turiu pasakyti jums, kad per tos 35 metus, kuriuos aš pradirbau LRT televizijoje, po ko vietoj to, kad pasveikinę mane ištrenkė, tai aš, žodžiu, labai nedaug kartų esu savo pamelavusi ir labai nedaug kartų esu dariusi prieš savo širdį ką nors ir prieš savo pačios dekalogą, kurį esu įsitikinus, kad tai yra gerai arba blogai. Kiek tai sutampa su visuomenės užsakymu? Kas tai yra visuomenės užsakymas? Vėl kitas klausimas. Ir ar tas užsakymas yra visuomenės? Man atrodo, kad su ta visuomenė seniai niekas nebesikalba.
Nes yra kelių aukštų pokalbiai. Yra socialiniai kažkokie tinklai, į kuriuos yra reaguojama vienaip ar kitaip. Šiandien, tarp kitko, bekylant liftų su montažininku, kuris yra labai technologiškai išprusęs, išėjo tokia kalba. Jisai sako, žinai, bet pasirodo, kad ir mano visos SIM kortelės yra nesaugios ir viskas yra nesaugu ir taip toliau. Sakau, tai kodėl tu tiki? Tu visą laiką šaipaisi iš manęs, kad aš tikiu. Bet tu tiki, kad tavo debesyse duomenys yra saugus. Tu tiki, kad Maskas neatims interneto. Tu lygiai taip pat tiki kaip ir aš. Tik aš tikiu tuo, ko tikėti įmanoma, o tu tuo, ko neįmanoma. Va to mes ir skiriamės. Tai žodžiu, kitaip sakant, aš manau, kad mūsų darbe yra labai svarbu žinot, kad visi mes neteisūs arba visi mes teisūs. Mes neturime įsipareigojimo ir įpareigojimo vienas kitą mokyti. Arba pasakyti, kas yra gerai ir kas yra blogai. Aš manau, kad standartai, kuriuos mes taikom savo šeimai, savo vaikam ir savo artimiausiai aplinkai, turėtų būti tie standartai, kurie yra taikomi visuomeniai. Ir aš galiu ranką prie širdies pridėjus pasakyti, kad ta produkcija, kurią aš dariau, visais atvejais atitikdavo tai, kas man buvo tuo metu įdomu ir tai, ką aš dariau iš viso širdies. Kiek man pavyko, ar tai tenkino auditorijos ten skonį, poreikį ir taip toliau, čia jau kitas klausimas, čia galėtų pasakyti turbūt teoretikai ir analitikai, bet kai aš skyriausi, turėjau masę savo visokių neatsakytų klausimų, aš dariau Bobų vasarą, kuri tapo labai populiari. Kai aš maniau, kad gerumu galima pakeisti visuomenę ir pakankamai ilgai tai dariau. Aš dariau Bėdų turgų 16 metų. Dabar, kai jau turiu pakankamai patirties ir man yra įdomu, mes darom su Saulium daiktų istorijas ir aš kalbuosi tame tarpe ir dėl ekonominių priežasčių, nemeluosiu, kad tai yra koks nors baisus jau čia mano širdies klyksmas, bet šnekuosiu su tai žmonėm, kurie man yra įdomus ir netaikau jų atrankai kokiu nors visuotinai priimtų kriterijų. Ir aš, žinot, kolegos, laukiu tiesiog, kada jūs, kuris nors, pasakysit paprastą dalyką. Negalima apjudyti žmonių. Negalima. Į viską reikia žiūrėti labai atsakingai. Ne mūsų darbas yra teisti neprasikaltusius. Šitaip daryti yra negalima. Ir tai yra ne mūsų darbas. Tai pusryčiam tiek. Edita, palauk sekundę. Ar bus klausimai, Editai? Dar vieną klausimą tikrai galim. Yra? Nematau. Rytas dar neįsivažiavo. Yra, prašau. Aš turiu klausimą. Ar įsimenat kokį nors įvykį ar akimirką, kuris buvo jums toks svarbiausias jūsų žurnalistinės karjeros komponentas, fragmentas? Klausimas buvo, ar aš atsimenu, kas buvo svarbiausia mano žurnalistiniai karjeroj. Atsimenu. Tai buvo kokie 88 metai ir buvo lūžinis periodas, arba 89. Ir prie manęs prieina, kaip dabar atsimenu, vienas televizijos darbuotojas, aš tuo metu buvau jau diktorė ir mus laisvai be kontrolės išleisdavo į eterį. Ir jis man sako, ar tu galėtum pasakyti, kaip kokioje Ispanijoje, Franko laikais, kad šiandien virš visos Lietuvos žydras ir mėlynas dangus. Ir aš jam sakau, galėčiau. Bet aš nežinojau, nes aš maniau, kad tai yra tikrai sąjūdžio žmogus, kad tai bus kažkoks žygdarbis, kurį aš padarysiu vardan Lietuvos. Ir aš buvau pasiruošusi tai padaryti. Jis kaip dingo, taip dingo. Ir man šito neprisireikė. Bet aš tai prisiekiu jums, būčiau padariusi. Va tai būtų buvusi didžiausia mano durnystė. Ačiū tau labai.